Sveiki, mano gėlytė, su jumis aš esu Adelė ir šiandien yra 12 serija Užburtas kaimas. Tai ką reikime žiūrėti? Bet rimtai, kas galėtų sugrįžti? Net neįsivaizduoju, klausyk, gal geriau jau einam namo. Ir taip jau per daug čia viską žinom. Ir biški šokiruoti esam. Aha, tuoj paaiškinsiu. Knyga? Čia ta knyga yra Austės. Ir pala, čia jau ženklo nebėra toj pačioj vietoj. Keista biški, gerai. Einam gal jau greičiau namo. Nauja diena ir vėl bažnytėlė. Netgi tiesant sakius, kad man jau nusibodo. Kunigė už tai faina tokia. Juokinga biški. Einu. Kristaus garbė visiems viešpatauji šventas nuolanki minia tau giedos šventovėj, kuriai kasmet prisiminė sugrįžta iškilmės džiugos. Ši vieta garsi kaip karaliaus dydžio rūmai, kaip dangaus aukšta žvaigždžio vartai, priima visus, kas pasiekti troška laimės tėvynę. Tavo žmonės šis surenka šventovę, turtina visus sakramentais gausiai, dangišku maistu amžinybės džiaugsmo dovanas teikia. Viena garbė bus skirta per amžius tėvui ir kartu gelbėtojui mūsų, lygia šlovė skelbs, lai pasaulis su visai šventai dvasiai. Amen. Vaikeli mano, vėl atėjo į mano bažnytėlę, kad vėl gero ar blogo pasakysi. Atsisėskit. Šį kartą mes su močiute ėjom ieškoti Austės. Nes aš 100 kartų skambinau ir neatsiliepė. Bet ieškojom. Ne, prie durų galbūt bus. Nuėjom, buvo šalta ten. Žiūrim, kad yra mėlyna kažkas, bet tikrai gal ir ne šviesa. Bet kažkas tai mėlyna. Po to einam į tą, kaip čia pasakyti, į tą vietą, kaip ten visokių daiktų, kur yra. Nežinau, kaip parašyta, bet kažkas žodžiu ten yra. Ir ten parašyta ant sienos. Ji sugrįžo. A kas sugrįžo, tai neaišku. Supratau. Žiūrėk, atsimeni, kur vakar apie knygą pasakojau? Aha. Lauk, aš tai atsinešiu. Ai, dar vieną dalyką noriu pasakyti. Buvo Austės knyga, lygiai šita, juoda. Ir toks dalykas buvo, kad paėmiau knygą ir ženklo nebėra ženklo. Kažkaip pradingo. Bet tu žiūrėk, aš šitoj knygoj radau dar vieną skyrių. Kažkokį slaptą skyrių. Žodžiu, ten pasakojama apie kažkokią tai Veroniką, kur gyvenime nepažįstu. Kažkokią tai Veroniką ir Mariją Agotą. Ten buvo pasakojama apie Veroniką. Tai Veronika, kaip supratau pagal tą paskaitimą, bet tai yra Marijos Agotos dukra. Ta Veronika yra Marijos Agotos dukra. Čia taip parašyta. Tai žodžiu, tai ta Marija Agota, kuri po daugelio metų turės sugrįžti per duris. Tai panašu, jeigu pasitinas ant sienos buvo parašyta, sugrįžo, tai vadinasi Marija Agota sugrįžo. Bet palaukit, yra toks dalykas. Knyga kažkaip atsirado keistai. Knyga Austės, tada dar kažkas iš Austės daiktų. Gal čia jinai sugrįžo, nes Marija Agota prie nieko čia neprisijungė, jeigu ten yra tik Austės daiktai. Tai, bet jeigu čia knyga čia parašyta, aš šitą knygą yra perdodama iš kartos į kartą, šiaip neturėjo būt pas mano močiutę, ne pas mane. Bet, žodžiu, tai parašyta, kad po daugelį metų sugrįžta Marija Agota vėl iš to miesto. Man
kažką tai močiutė apie Mariją Agotą kaip ir pasakojo. Kaip ir ne. Tu pažįsti Veroniką? Veronika. Pala, Veronika gydytoja. Ai, Veronika tai yra gydytoja. Ai, jo tiksliai. Kur... Pas ją seselė Sofija, ne? Ką? Pas ją seselė Sofija, jo? Aš kaip ir nežinau vardo, bet gal... Tai žodžiu, Nes mano mamagi buvo, tai gal ir žino. nu gali būt. Tai žodžiu, ten sako apie Veroniką, kad tai yra Marijos Agotos dukra. Mhm. Nu ir va, ten viskas tik apie tai parašyta. Ir parašyta, kad po daugelį metų visą laiką, kas 5 metus, sugrįžta Marija Agota. Tik nežinau kodėl. Nu bet gerai. Tie metai, betgi Marija Agota tik kaip ir mirus. Nu nežinau. Gal aš jau einu. Palauk. Žodžiu, šalia to teksto buvo nupieštas ženklas. Tai buvo lygiai toks pat ženklas, kaip ant Faustos knygos. Bet aš nežinau kodėl. Nu gerai, bet eik. Geros dienelės tau. Jeigu ką, dar ateik. Mhm. Bet, kaip ji, ant knygos tas ženklas, kur tas trikampis jo. Taip. Aišku. Ačiū, visą gerą. Nu tai rimtai. Kažkaip keista. Daug daiktų yra su aukse susijusi, o Marija Agota turi grįžti. Nu keista. Močiutė gal bus prie arklių. Nu nėra. Gal vidui. O, labas, močiutė. Labas. Nu, tai aš buvau prie bažnytėlės sabo. Aha. Ir man pasakė kunigė, kad, pasakiau, kad kai mes buvom prie tų durų, kad parašyta, kad jis sugrįžo, jo. Tai čia sugrįžo Marija Agota. Rimtai? Taip, bet aš pasakiau, kad naigi jau kaip seniai numirus jau. Nu ką, tu žinai, gal nenumirus. Šitą stalčius tvarkiau. Dar vieną nuotrauką radau, tu palauk, tu atnešiu. Bet čiagi ten tavo draugė jo buvo, Kas? Marija Agota. Ne, jinai buvo niekas mum. Jinai tada tą dieną atnešė mum tiesiog raksus ir pasakė sėkmės. Viskas. Ai. Žiūrėk, nuotrauką. Toj nuotraukoj, žinok. Nesuprantu kodėl, bet šitą tokia labai keista nuotrauka. Bet aš net Austės neatpažinau. Atpažinau tik save ir Adrianą. Nu, Austę galima atpažinti pagal akinius, bet jau kaip ir nenešioja jau kaip akinių. Nu taip, tik pagal akinius ir aš supratau, kad tai Austė. Bet kaip jinai apsirengus, kad kažkaip net... Pala. Aš prisimenu. Ja, mes kaip pirmą kartą susitikom ant parduotuvėj ten. Tai šita šukuosena lygiai taip pat buvo pirmą dieną, kai pas tave atvažiavom su mama. Rimtai? Taip. Ir aš Aš atsimenu, jinai dažnai su tokiu šukuosena vaikšto. Jinai dar užsidėdavo toks kaip žalias šalikas, nebūdavo ar kas ten. Bet rimtai. Kodėl viskas... Žinai, kas keisčiausia, kad šitą nuotrauką daryta 1997 metais, kada mes gavom raksus ir tai pirmą kartą mes stomėmės. Bet pala, kodėl Austė atrodo lygiai taip pat kaip šitais metais? Tokia... Atrodo, kad ta nuotrauka ir yra visos nuotraukos apie ją. Visos nuotraukos apie ją. Negali būti taip. Mes esame ir mes, bet aš nesuprantu. Ta Austė, sakysim, jinai dabar pradingo. Kaip jinai pradingo? Iš kur jinai pradingo? Bet, pavyzdžiui, va tokia lygiai pat data mūsų Austė pradingo. Tai po tų burtų dingo tą patį vakarą, 6 mėnesio 21 dieną dingo. O mūsų Austė tai dingo 2026, 06 mėnesio ir 21 dieną. Jūsų buvo 1997, o mūsų buvo... Ne, jinai pradingo 2000 metais, po burtų mūsų. Po ceremonijos. Smaičiu biškį, atsiprašau. Nieko. Jinai tada po ceremonijos, kada mes padarėm burtus, mes užbūrėm
užbūrė mūsų kaimą. Jinai na tą pačią naktį, jinai ir pradingo. Ir jinai taip ir nebesugrįžo. Bet tas, kas keisčiausia, kad tavo Austė pradingo tokią pačią datą, tik tai šiais metais, o mūsų Austė pradingo 2000 metais, bet tą pačią datą. Bet iš tikrųjų ta Austė, jinai pradingo ne naktį, bet dieną pradingo. O mūsų naktį po ceremonijos pradingo. Šitą aš puikiai atsimenu. Aš atsimenu, kaip mes verkiam, atsimenu, kaip mes jos ieškojom ilgai, mes jos taip ir netradom. Čia bet lygiai taip pat, jos visur daiktai išmėtyti. Pas mus irgi buvo viskas taip pat, daiktai išmėtyti, jos visas knygos mėtėsi, jos visi raktai mėtėsi, viskas pasmėtėsi. Bet kas keisčiausia visą laiką buvo tik prie durų. Ne pas mus namie, kur mes gyvename, o tik prie durų. Aha, o pažiūrės, kaip ten būdavo, irgi visur jos daiktai buvo išmėtyti. Taip visur, ypač knygos. Ypač knygos? Taip, jinai pirma pradėjo domėtis šitom legendom ir legendom mūsų kaimo. Nu, ir jinai visur tas knygas ir nešiojasi. Nu, ir tada... Pas kunigę, tai pas ją irgi buvo vieną kartą knygos nepradingę. Nukrytę, išmėtyti, ir tada buvo dar ta mėlyna šviesa pas ją. Jėtų Marija, kas su mūsų kaimu pradėjo dėtis? Nu, nereikėjo mums Adrianas sakyti to atbūrimo. Mačiute, žiūrėk, čia ne jūs esat kalti. Čia Austė viską daro, ne jūs. A tai Austė prie kom čia? Čia tavo ką Austė daro, nes mūsų pradingo 100 metų. O jeigu ta Austė jūsų, tai yra mano Austė. Nes jinai... Bet taip neįmanoma tai. Tai kodėl atrodo lygiai taip pat kaip iš nuotraukos? Ir lygiai taip pat elgiasi viską, apie ką tu kalbi apie savo Austę, lygiai taip pat yra apie mano Austę. Nu, nežinau, anūkėlė, viskas. Man jau per daug spaudimas, pakyla man viskas, einu aš miegoti. Ačiū, kad žiūrėjote mano šitą video. Tai su jumis buvau aš ir mano močiutė. Ate. Iki.